Skaičių koncentracija į augalus organizmui atkurti. Autorius Grigorij Grabovoi. Strėlinis acirantas. 4, 9, 4. 8, 7, 1. 3, 9, 4. 8, 5, 7. 4, 9, 8. Nemirtingumo idėjos metodas. 391 norma, 497 norma, 894 norma, 564 781 317. Šiame nemirtingumo idėjos metode nagrinėjamas principas, pagal kurį žmogaus vidus nusitaiko į pasaulio pažinimo technologijas, skirtas nemirtingumo idėjų įgyvendinimui. Tuo pačiu jis stebi šio pasaulio detalės, tai yra į jį ateinančią informaciją, net jei ji suvokimo lygmeniu nėra visiškai aiškiai atpažįstama. Žmogus taip pat suvokia būsimos informacijos pozicijas, esančias už tos informacijos, kurią jis šiuo metu suvokia. Tokiu būdu jo sąmonė tarsi aplenkia prieigą prie informacijos, kuri yra naudinga jam pačiam ir visam pasauliui nemirtingumo idėjos požiūriu. Dar prieš tai, kai ši informacija pasiekia jį neatpažįstamą formą, šis idėjos metodas leidžia praktiškai bet kokią informaciją nukreipti nemirtingumo idėjos link. Ir tuomet žmogaus pradeda jausti nemirtingumo idėjos principą. Todėl būtent šis nemirtingumo pojūtis yra šio metodo esmė ir kvintesencija. Ir dar kartą užtvirtiname. Nemirtingumo idėjos metodą skaičio eilute tam, kad kiekvienam kuo greičiau įsisavintų ir atpažintų į jį ateinančią nemirtingumo idėjos vibracijas. Ir kad kuo greičiau tai pasiektų visą žmoniją ir užpildytų žmonijos suvokimą naujais informacijos virpesiais, užtvirtiname duotą skaičių eilute 391 spindulys, 497 spindulys, 894 spindulys, 5, 6, 4, 7, 8, 1, 3, 1, 7. Prisikėlimo metodas. 4, 9, 8, 7, 1, 4. Šiame prisikėlimo idėjos metode būtina išnagrinėti informacijos liniją genetiniu lygmeniu, prisikėlimo idėjos požiūriu visos giminės mastu, o vėliau pereiti prie visos žmonijos prisikėlimo idėjos uždaviniu. Čia galima nagrinėti ir toliau taikomus tokius principus. Ir kuo labiau savo sąmonę įtraukite į prisikėlimo idėjos uždavinį, tuo daugiau pagalbos gauname iš metodologijos srityje. Tai dabar įsivaizduojam liniją savo viso giminės medžio ir įnešame į savo viso giminės linijos medį genetiniu lygmeniu naują informacijos prisikėlimo idėją, užtvirtindami skaičių eilute 9, 4, 8, 7, 1, 4. Dar kartą pakartosim. 4, 9, 8, 7, 1, 4. Svarbiausia įsisavinti metodus, kurie šio proceso metu atsiranda, ir supranti, kad prisikėlimo idėjų mechanizmas yra kiekvieno žmogaus sieloje ir kad tai yra bendra visos žmonijos ateitis. Remiantis tokios sąmonės konstrukcijomis galima tiesiog stebinti
galima tiesiog stebėtis tiesiog, kaip šis procesas vystysis ateityje, gauti konkrečius metodus ir įgyvendinti prisikėlimo idėjos metodą. Atjaunėjimo metodas 498 713 spindulys 819. Organizmo atkūrimo idėjos metodas 497 514 spindulys 2. Šiame metode reikia savidiagnostikos lygmenio atpažinti tas organizmo audinių sritis, kurias būtina atkurti. Tam reikia įsivaizduoti prieš save patį augalą, strėlinį acerantą arba acerantus sagitatus. Ir pasitelkus savitą jo vidinę šviesą, nukreiptą į jūsų organizmą, tarsi pažvelgti į savo organizmą iš šio augalo požiūriu, bei nustatyti problemas, kurias reikia sugrąžinti į normalią būseną. Kitaip tariant, reikia nustatyti būtent, ką reikia atkurti, atsižvelgiant į dabartinę jūsų būklę. Po to reikėtų apsvarstyti tokiu būdu šį atkūrimą, atlikimą ir išnagrinėti save kaip vidinį ir išorinį valdymo objektą ir įvertinti, kurios jūsų organizmo išteklius šiuo atveju reikia veiksmingiausia suaktyvinti, kad būtų atkurtos nustatytos pažeistos sritis. Taip gaunami du metodologiniai keliai. Tai yra valdančioji kontrolinė diagnostika ir savo organizmo vidinių išteklių nustatymas ir jų panaudojimas. Sujungus šios du kelius savo sąmonės ir valios koncentracijos pastangomis pasiekiame savęs atstatymas būtent tose vietose, kuriuose reikalingas atkūrimas. Tai iš dalies primena augalų medžiagos audinių atkūrimo principą. Kartu galima pasiekti, kad šis principas dažnai pasiteisina ir tais atvejais, kai atkūrimas būtinas. Kad atkūrimui būtina atlikti labai greitai amžiną sveiką ir harmoningo gyvenimo būdą. Tai vat, prieš save tokia yra technologija, paprasta, bet labai efektyvi. Kadangi klausytojas jis nežino nei kas tie keliai, nei kas ta kontrolė, nei kas. Todėl, kada jūs savo sąmonėje pasakote, aš matau, arba suprantu ir matau, kad jūs ir nesuprantate, bet dvasios lygmenių viskas yra sąmonėje. Aišku, po kiek laiko visas supratimas ateina tiesiog netikėtai. Tai yra, matau du kelius. Vienas kelias tai yra valdančioji kontrolė, valdančiosios kontrolės diagnostika, o kitas kelias yra savo organizmo vidinių išteklių nustatymas ir panaudojimas. Ir tuos du kelius savo valios pastangomis sujungiu tam, kad atkurti organizmo idėjos metodą, taip pat atjaunėjimo idėjos metodą, užtvirtindama skaičių eilutę. Atjaunėjimas tai būtų 4, 9, 8, 7, 1, 3, spindulys 8, 1, 9. O organizmo atkūrimo idėjos metodas užtvirtintas skaičių eilutė 4, 9, 7, 5, 1, 4, spindulys 2. Ačiū autoriui už amžino gyvenimo žinias, už technologijas, už skaičių eilutes, su kuriais dalinuosi jau daugelį metų. Jeigu jūs domina mano duodama informacija ir technologijos, prašau, rašykite, skambinkite, dalysimės ir eisime kartu amžino gyvenimo link.